Labas, Kęstas čia ir šiandien kepsiu varškės sūrį. Turiu du skirtingus būdus, arba vienas su žolelėmis keptas bus orkaitėje, arba kitą vyniosiu, bandysiu bent jau vynioti į jūros dumblius ir bandysiu taip kepti. Naudosiu česnako granulės, naudosiu krapų, be abejo druskos dėsiu. Na ir dar radau rūkytos paprikos, tai dėl spalvos ir skonio įdėsiu jos. Apibaršiau prieskoniais, dabar kokias kelias valandas paliksiu, kad įsigertų šiek tiek prieskoniai į sūrį ir tada pradėsiu kepti. Praėjo kelias valandos, šiek tiek jau pradėjo lipti prieskoniai prie sūrio. Dabar turiu čia jūros dumblių, bandysiu su jais įvynioti. Nežinau, gal bus neskanu, jeigu bus neskanu, pasakysiu. Ir kepimo popierių visą šitą paketą. Antrąjį sūrį dėsiu be jūros kopūstų, tiesiog paprieskoniuotas ir kepimo popierių. (20 minučių 180 laipsnių orkaitėje). Praėjo 20 minučių, iškepėm jau, atidariau, prapjau viršų ir turime jau, kad sūris pasilydė ir ganėtinai mėgštas pasidarė. Skonis labai geras. Gal čiučiu druskos norėtųsi. Dabar tai va prakirpta. Štai prakirptą sūrį dar įdėsiu šiek tiek į orkaitę, įjungsiu iš viršaus kaitinimą, kad šiek tiek paskrūdintų.